Ant stalo turime tokį komplektėlį. Čia yra originalus Zomer imtuvas, čia yra išorinis imtuvas ir originalus KEM imtuvas. Jis skirtas padidinti atmintį ir priima tos kintamo kodo pultelius, kaip šitas pultelis. Tai buvo užklausa, ar galima į vieną pultelį suprogramuoti arba nukopijuoti į vieną pultelį du skirtingus pultelius Zomer, kaip matom, kintamo kodą ir KEM kintamo kodą. Tai dabar parodysim. Šitas Zomer jau pririštas. Matome, kad jis veikia. Dar kartelį. Veikia. Ir šitas pultelis irgi pririštas. Matome, jis veikia. Dabar turim tokį nuostabų pultelį. Čia yra HRmatic naujausios serijos NOA. Kaip matom, jis kol kas neveikia. Ir antras mygtukas irgi neveikia. Tai dabar nukopijuosim. Iš pradžio nukopijuosim šitą pultelį. Įvedam į programavimo būseną. Vieną spaudžiam ir neatleidžiam, o šitą spaudžiam ir atleidžiam 4 kartus. 1, 2, 3, 4. Atleidžiam. Statom kuo arčiau, tarkim, būtų taip. Spaudžiam mygtuką. Matome, greitai pradėjo mirksėti, reiškia pagavo tą kodą. Užtvirtinam čia. Tai yra, paspaudžiam tą čia šitą mygtuką, užtvirtinam. Bet dabar, kadangi šitas pultelis įgavo tą kodą ir ant šito mygtuko dabar jau, jeigu paspausti mygtuką, bus skleidžiamas kodas būtent tokio kaip šito pultelio, tai čia yra Zomer į to pačio dažnio. Tai dabar turime pririšti. Pririšimas yra paprastas Zomer automatikos. Ten yra mygtukas, kuris pažymėtas žodžiu radio dažniausiai, tai reikia paspausti, užsidegs kažkoks slėdas ant automatikos, į tuo metu, kai degs slėdas, reikia paspausti keliams sekundėms naujai įrašytą mygtuką. Tai dabar spaudžiam. Jei matote, užsidegė ten lėdas ir dabar spaudžiam. 1, 2, 3. Matome, kad ten greitai pradėjo mirksėti. Čia reiškia, kad kodas jau priimtas ir galima pabandyti, ar tikrai jis veiks. Matomis tikrai suveikia. Čia reiškia, kad kodas yra Zomer. Dabar turim dar vieną sudėtingą pultelį. Čia yra Top 44 RBN. Čia yra kintamo kodo. Tai vėlgi įvedam į programavimo būseną, spaudžiam ir neatleidžiam. 1, 2, 3, 4. Atleidžiam. Tada kuo arčiau pridedam, spaudžiam mygtuką. Vėlgi pradėjo greitai mirksėti, kadangi kodas užimtas čia, tai čia laisvas. Spaudžiam šitą mygtuką ir užtvirtinam kodą čia. Bet kadangi, kaip ir visi kintamo kodo pulteliai reikalauja pririšimų, šitas nuostabus pultelį turi specialią tokią opciją, kad jis pats gali prisirišti. Jūs turite ateiti kuo arčiau prie savo automatikos, stovėti nuo automatikos kažkur netoliau negu 1-2 metrus, spausti šitą mygtuką ir neatleisti. Neatleisti iki tol, kol pradės mirksėti. Jis pradėjo mirksėti, tuo metu jis siunčia tą kodą ir automatiškai įsirašo į tą automatiką, būtent KM automatiką. Ne? Mes turim palaukti, kol jis užbaigs savo darbą, tai yra užges, ir nuo užgesimo momentų būtinai palaukti 15 sekundžių. Po 15 sekundžių patikrinsim ir pažiūrėsim, ar pultelis tikrai veikia. Tikriausiai jau praėjo 15 sekundžių, spaudžiam. O, ir nieko. Dar kartelį pabandysim tada pririšti. 1, 2, 3, 4. Spaudžiam mygtuką. Greitai pradėjo mirksėti. Užtvirtinam čia. Ir dabar vėl pabandysim pririšti. Spaudžiam šitą mygtuką.
Pradeda mirksėti. Matome, kad nori prisirišti. Dabar turime palaukti 15 sekundžių. Spaudžiam. Viskas, pultelis prisirišo. Jo, žiūrėkit, jeigu netyčia pultelis neprisiriš, tai galima tada pabandyti kitą prisirišimo būdą. O tas bus prisirišimo būdas toks. Vėlgi stovit šalia jūsų automatikos, spaudžiat šitą mygtuką, aš tik parodysiu, dabar šitą nerašysiu, kadangi jis jau rašytas, bet pasakysiu, kaip antras variantas turi veikti. Spaudžiam veikiantį mygtuką, taip, matome, jis stovim labai šalia, neatleidžiam iki tol, kol pradės šviesti pastoviai, tada turime atleisti ir įrašytą mygtuką, kur įrašym, įkopijavom, tarkim, šitą, tada ir spausim tada 3 sekundės šitas. Tai vienu žodžiu tada dar kartelį pakartosiu. Jeigu pirmas variantas nesuveiks, tai galima ten pasinaudoti to variantu, kaip teigia ir kaip reikalauja būtent KM automatikai su kintamu kodu. Spaudžiam šitą mygtuką ir neatleidžiam iki tol, kol lėdas pradės šviesti pastoviai. O kai neatleisim, jis mirksės. Tai dar kartelį. Neatleidžiam iki tol, kol pradės šviesti pastoviai, tada atleisim ir 3 sekundėm paspausim vėl įrašytą tą mygtuką. Bet pas mus jau veikia iš antro karto, sakysim, ne iš pirmo. Dabar dar kartelį pademonstruosim. Veikia. Super, gerai. Antras irgi veikia.